Labas vakaras. Iš tikrųjų šitam pokalbiui ruošiausi labai ilgai, o dabar, kai reikia pradėti, tai atrodo net nežinia nuo ko. Pradėsiu iš toliau ir galbūt pamažu įsibėgėsiu. Ir iš tikrųjų ruošiausi, pasirašiau kažkokias tezes, ką noriu pasakyti, bet paskui nusprendžiau, kad tebūnie viskas teka taip, kaip teka, galbūt ne visai tobulai, ne visai rišliai, galbūt su pauzėmis, bet tegul teka iš vidaus, iš tos akimirkos, apie kurią iš tikrųjų aš labai norėsiu pakalbėti. Ir mano pasidalinimas šiandienos bus iš dviejų dalių. Viena dalis bus tokia apie išjautimus, suvokimus, refleksijas, kurios įvyko man paskutiniu metu. O antroji dalis bus labiau informacinė, kurioje pasakysiu, ką aš nusprendžiau, kaip aš toliau gyvensiu, kaip komunikuosiu su pasauliu. Taigi, pradėkim nuo to, ką aš iš tiesų paskutiniu metu labai pajutau. Ir kas buvo, galbūt šiokia tokia vidinė kova vyko dėl kažko tai. Tuoj pasakysiu dėl ko. Jeigu jūs prisimenate, kas studijavo mokykloje mokslinį komunizmą, tai buvo kažkoks veikalas, kuriame kalbėjo apie revoliuciją ir apie tai, kada įvyksta ta revoliucija, kada įvyksta perversmas. Ir man šiandien bešnekant su drauge, iš tikrųjų iškilo ta frazė, ir jūs ją prisimenat, kai apačios nebegali, o viršūnės nebesugeba. Tai aš šitą situaciją, kurioje esu pati ir kurią matau aplinkui dabar, taip ir pavadinčiau. Mes esame tokiame etape, kai tai, viskas, kas buvo, nebeveikia. Tačiau tai, kas turi veikti, mes nežinom. Ir tie žmonės, kurie gyvena tame bėgime, toje rutinoje, įprastoje rutinoje, buitis, parduotuvė, darbas, maistas, retkarčiais žaidimai, renginiai. Tie žmonės, kurie gyvena išoriniam pasauliu, jie neturi laiko, nesusimąsto ir nieko nejaučia tikriausiai. Arba jaučia kokiuose nors tokiuose paviršiniuose lygmenyse santykiuose, pavyzdžiui, arba emocijose, kad kažkas jau kitaip yra, nevyksta taip kaip anksčiau, arba tuose išoriniuose paveiksluose, kuriuos rodo televizorius, tas kinas, kurį daugybė žmonių vis dar žiūri ir juo tiki. Tačiau tie žmonės, kurie prisilietė prie savo vidaus ir kuriems ne tas pats, kas vyksta juose, kas vyksta, ką jie jaučia, jeigu jiem ne tas pats. Jie pamato, kad mato, jaučia, pastebi, kad kažkas nebeskamba, nebedera, kad ir kaip tu benorėtum to skambesio, kuris galbūt anksčiau kažkaip pavykdavo. Tačiau tas atitolimas tarp to, ką tu jauti ir ką tu realybėj matai, tai toks vis didėjantis yra. Plius, kadangi aš kurį laiką buvau Olandijoje, kažkiek dalinausi apie tai savo profilyje, tai grįžus labai aiškiai pastebėjau iš pat pirmos dienos,
kiek skiriasi vibracijos Lietuvos, kiek gali protu nesuvokti, kas tai ir neanalizuoti, tačiau tai jaučiasi kaip tam tikras sunkumas viduje. Ir žmogui, kuris yra jautresnis, tą sunkumą gali būti taip nelengva išgyventi. Tai čia dar vienas toksai momentas. Tačiau pats svarbiausias momentas, kurį aš labai stipriai pajutau ir kuris mane šiek tiek netgi viduj supurtė ir įvyko per tą laiką tokia transformacija, kuri mane išlaisvino, bet aš iki jos ėjau labai ilgai, sakyčiau, patirdama tokius kraštutinės tokias emocijas, kurių regis anksčiau aš net ir nelabai patirdavau, jau ilgai jų nesu patyrus. Jos ne tai, kad ten kažkokios tai konfliktinės ir panašiai, bet man įpratusiai gyventi tokiame lygume, vidinėme tokiame balanse, sakykim taip. Tai tie svyravimai, bangavimai tokie vidiniai, kada tu nebesupranti, kas yra tikra. Tai, ką tu jauti. Ir kada tavo vidus ima apgaudinėti tave. Atrodo, kad tu jauti įkvėpimą, jauti norą kažko tai dalintis, daryti kažką tai. Tačiau kitą dieną tu jauti, kad nebenori to daryti. Ir žinot, per šitos gal kelis mėnesius aš patyriau šitai N kartų. Iš pradžių tai man kažkaip atrodė normalu, juk būna visaip, bet paskui ir paskui man atrodė tai normalu, tačiau supratau, kad tai yra tam tikri signalai, tam tikri kvietimai vidiniai, į kuriuos aš turiu atkreipti dėmesį. Ir žinot, kada tu gyveni ir dirbi internete didžiąją dalį, kada veikla priklauso nuo žmonių dėmesio, kada nori ar nenori vis tiek lauki rezonanso. Jeigu tai nėra dalyvavimas renginiuose, tai programuose, kurios sukuriu, tai bent jau tie pasidalinimai vieši, kuriuos aš tikrai nuoširdžiai įdedu save ir dalinuosi. Bet vis tiek norisi kažkokio feedbacko, nors minimalaus. Ir kai tu matai, kad tai vis mažėja, kai tas rezonanso lyg ir nebelieka, tada iškyla klausimas, o kam visa tai? Dėl ko aš tai darau? Ar aš tai darau dėl to, kad išgelbėčiau pasaulį? Ne, aš neturiu tokių iliuzijų išgelbėti pasaulį. Ir netgi dar daugiau pasakysiu. Aš manau, kad neįmanoma išgelbėti nei vieno žmogaus. Ir kuo toliau, tuo labiau mes nebegalim padėti kitiems žmonėms, jeigu jie patys nenori savo padėti. Ir mano visa šito dalinimosi misija, ką aš dariau tiek šitoj grupiai, tiek kituose savo kanaluose, kuriuos turiu per paskutinius 3 metus, buvo su mintim, kad žmonėm to reikia. Kad tai, ką aš jaučiu, ką patiriu, ką suvokiu, tai yra ne tik tai dėl manęs, kad tai yra dėl kitų žmonių. Ir aš tikrai nuoširdžiai tuo tikėjau. Ir tai dariau iš tokių labai nuoširdžių paskatų. Padėti žmonėm atrasti tą vidinę ašį. Išlikti balanse, kai viskas banguoja aplinkui. Įkvėpti žmonės veiklai, daryti savo dalykus, tai dėl ko, ką mes norim iš tikrųjų daryti. Ir žinot, taip išeina, kad aš pati kažkuria prasme pradėjau savo prieštarauti. Nes daugybę atvejų
jusdavau, kad kuo toliau nebėra rezonanso, tuo labiau nebenori aš to daryti. Ir tada gali iškilti klausimas, o tai ką, tu dėl čia kitų darėjai? Dėl ko tu tai darėjai? Ir aš labai ilgai ieškojau to atsakymo, kur yra tas atsakymas, dėl ko aš viską dariau. Taip dariau dėl savęs, kad man patinka tai daryti. Tačiau vis aiškiau suvokiu, kad tas laikas, kada mes galėjom kitiems žmonėm, tie žmonės, kurie dalinasi, kurie jau praėję kažką tai, tas transformacijas, didesnės, mažesnės ir turi atitinkamą patirtį ne tik tai žiniose, bet praktikoje. O aš esu būtent toks žmogus. Viskas, kuo dalinuosi, tai yra praktika. Tai yra tai, ką aš patyriau, ką patiriu. Ir iš karto atiduodu kitiem. Pavertus į kažkokią programą ar į kažkokį pasidalinimą, kaip dabar. Bet paskui supratau, paskutiniam dienom supratau, kad realiai visi visko jau turi, tiek kiek reikia, tie, kuriem reikėjo. Ir jeigu žmonėm reikia to palaikymo, jie jį atras. Ir nebūtinai jie ieškos jo, jie atras, jie kreipsis. Ir kad per vidinę mūsų erdvę mes vis tiek susisieksim vieni su kitais, jeigu mes vieni kitiem reikalingi. Skamba labai keistai tikriausiai tai, ką aš sakau, tarsi aš atsisveikinu visam laikui su tuo, ką dariau, bet taip nėra iš tikrųjų. Aš labiau noriu pasakyti, kad aš pajutau prieštaravimą pati savo viduje, kad tarsi mane viduj kažkas stabdė, kad tu sustok, sustok, tiesiog sustok. Vidus sakė, sustok, paleisk visą tai, tegul viskas eina savo keliu, savo ritmu. Betgi mano protas taigi vis tiek norėjo veikti. Ir vat atsirado tas prieštaravimas mano viduje. Nors aš visą laiką ir sakiau kitiems žmonėms, kad klausykim tai, ką sako vidus, bet kai ateina tas momentas, tas protas, ego, asmenybė, jinai labai inertiška. Ir net jeigu aš esu su ja pakankamai susipažinus ir pažinus įvairiausias savo pusės, jinai mane apgaudinėjo. Jinai mane totaliai apgaudinėjo, sakė, daryk, čia yra taip, čia yra taip, tu daryk. O vidus sakė, nesustok. Ir žinot, aš kelis kartus jau buvau apsisprendus, bet kai tik tai aš apsisprendžiu sustoti, iš karto žmonės pradeda, o tai ar čia tu tą darysi, ar čia tą nedarysi, mes čia norim ten. Ir aš trupučiuką vėl suabejodavau, gal ne taip yra. Ir vis dėlto šiandien aš patyriau tikrą katarsį ir išsilaisvinimą, kad aš suvokiau, kad niekam aš nieko neprivalau nei sakyti, nei įrodinėti, nei dar kažką. Kad aš turiu klausyti savo vidaus ir leisti jam savo eigoje, savo lėtume susivokti, kur man eiti toliau ir ką man toliau daryti. Ir galbūt tai nebus tai, ką aš dariau iki šioliai. Ir aš visiškai lengvai žiūriu į tai, neprisirišdama prie to. Ir tikrai aš turiu daug idėjų, ką aš noriu daryti. Ir žinau, kad daugelis, kurie yra profesionalai iš tos srities, jie niekada nesakys ir neparodys tų silpnumo ir savo dvejonių akimirkų, kokias aš rodau jum. Ir esu be galo dėkinga šitai erdvei, kiekvienam žmogui ir tam, kuris padeda tą laiką ir tam, kuris nepadeda, už tai, kad yra ta erdvė ir kad aš turėjau iki šioliai tiek galimybių išreikšti tai, kas per mane ateina, ir tai yra didžiulė dovana ir laimė. Bet ateina laikas kažką keisti. Ir žinot, aš šiuo metu jaučiuosi lygiai taip pat, kaip
20 metais, kai buvau karantine Indijoje, kai buvo covidas ir aš jaučiau tokį atsiskyrimą nuo pasaulio, tokį, tarsi aš gyvenu kažkokioj kitoj planetoj, su kažkokiam savom taisyklėm, su savais įstatymais ir kuriame iš tikrųjų labai daug erdvės yra. Ir kuriame būtų taip ramu, jeigu nebūtų to proto, kuris įsikiša. Ir sako, tu čia, žinok, turi daryti kažką tai, tu turi veikti, tu turi dalintis. Ir dar jeigu žiūrint, pasižiūri į savo numerologinę matricą ir pamatai, kad ten tikrai yra tai, kad esu linkusi į saviizoliaciją ir tokį užsidarimą, kada man vienai gerai ir nesinori nieko kitiem duoti. Tai va, tai aš kažkaip tai norėjau šiandien pakalbėti apie tai ir pakviesti jūs pasiklausyti savęs. Ar jūs nejaučiate to, kad susipriešinimo tarp savo vidaus ir to, kas vyksta išorėje? Ar nepatirite to, kad jūs numeluojate savo ir nesate tyri tiek, kiek šis laikas iš mūsų to prašo? O man atrodo, kad šitas laikas yra apie maksimalų tyrumą, apie tikrumą, apie tai, kad krenta kaukės, bet krenta kaukės ne tik tai nuo didžiųjų žaidėjų, bet krenta kaukės ir nuo mūsų pačių. Ir mūsų aukštesnioji sąmonė, mūsų sąmonė, taip sakykime, jinai atpažįsta, kur mes meluojam. Ir jinai duoda mums tą tokį netikrumo, abejojimo jausmą. Tarsi viena mano dalis, mano ar jūsų, eina į vieną pusę, kita į kitą. Ir šitame laike, kuriame nėra aiškumo, taip norisi kartais inertiškai daryti dalykus, kuriuos darei. Ir kaip yra baisu sustoti. Sustoti ir tiesiog pasakyti. Viskas, aš noriu tiesiog nieko neveikti. Daugeliui, kurie eina į samdomus darbus, tikriausiai mano šitas pareiškimas toks netgi šventvagiškai nuskambės. Bet kai aš dirbu su žmonėmis, kuriems reikia ir noriu perduoti tą tikrumo vibraciją, padėti jiems pajausti viduje ją. Aš pati turiu būti maksimaliai tyra ir nemeluoti savo, nes kitu atveju aš nesu švarus kanalas šia prasme. Neseniai perskaičiau tokią vieną frazę, kuri man užkibo. Jinai skambėjo taip. Akimirkos planas. Man tai taip kažkaip gaiviai nuskambėjo akimirkos planas. Mes turime šiaip planų, vis dar turim planų. Tačiau kaip mano, pavyzdžiui, patirtis rodo, kad visi planai, kuriuos aš turėjau, jie visi neįvyko. Nes gyvenimas man kitus scenarius pasiūlė. Ir tie scenarijai ne visi priklauso nuo to, kad aš to noriu, nenoriu, patinka, nepatinka. Tiesiog yra šeima, yra šeimos reikalai, yra tėvai, yra įvairios situacijos, kurias reikia spręsti. Ir jeigu tu suplanuoji kelionės, o matai, kad tave šita žemė ir šita situacija nepaleidžia ir sako, tau reikia būti čia dabar. Ir kitą kartą tu net nesupranti realiai, dėl ko tau čia reikia būti, tačiau kažkas tave laiko. Neturi jokio paaiškinimo. Ir jeigu mes žiūrėsime iš to išorinio pasaulio pozicijos, tai sakyti galima, kad okei,
Nu, reikia daryti veiksmus. Ir aš pati apie tai nemažai kalbėjau. Ir tikrai tuo tikiu. Tačiau laikas ne visada vienodas. Laikas ir mąstymas dabar nebėra linijinis. Ir mąstymas mūsų nebelinijinis. Ir atsitinka taip, kad tu pats paneigi kitą dieną save. Ir tai nėra iš blogos valios. Tu kažką paskelbi paskui. Sakai, ne. Ir aname mąstyme, tame sename, tai gali atrodyti kaip visiškas neprofesionalumas ir visiškas neturėjimas savo gyvenimiškos pozicijos. Tačiau šitame laike, kuriame kiekviena akimirka įneša naują pokytį, naują vibraciją. Ir tu tiesiog pajunti, kad tai, kas buvo vakar, kad tu nusprendei vakar, šiandien visiškai neberezonuoja. Ir tada reikia turėti drąsos pasakyti tai, kad taip, aš jau pakeičiau tai. Ir šitame etape man žmonių reakcijos labai vertingas ženklas. Nes jeigu yra žmonių reakcija, aš matau, kad tas dalykas yra reikalingas. Jeigu nėra žmonių reakcijos, aš suprantu, kad jis nereikalingas. Ir be jokių nuoskaudų, tiesiog taip yra. Tai va. Ir jeigu grįžtant prie akimirkos plano, apie ką kalbėjau prieš tai savęs paklausiau, o koks tavo šios akimirkos planas, Jolanda? Tai sakau, mano planas buvo toks, greitai iššoko atsakymas. Mano planas nieko neveikti. Aš noriu tiesiog būti. Aš noriu tiesiog būti šiuo metu. Ir laukti to tikrumo, to aiškaus suvokimo, kas aš esu šiuo metu, kur mane veda toliau gyvenimas, kokia mano kryptis. Ir aš nežinau, kur nuves, ir nežinau, koks rezultatas. Ir aš visiškai nebijau to. O čia ir yra apie tai, ką aš norėjau jums pasakyti. Kur yra mano tas išsilaisvinimas, kad aš visiškai nebijau tiesiog paleisti viską, kas buvo. Ir nežinoti, kas bus. Ir tai man toks iš tikrųjų nustebimas, kad aš tai galiu, nes kelios dienos vyko tokia didžiulė vidinė kova. Tie prieštaravimai tokie daug nusėdusių įvairiausių svetimų nuomonių, kurias aš kažkodėl priėmiau kaip savo. Tai va, mano toksai jūsų kvietimas įsiklausyti tą erdvę ir labai užduoti savo klausimą, o koks tavo akimirkos planas? Koks tavo akimirkos planas, kai tu neturi didelių planų? Kas iš tikrųjų tau viduj yra dabar taip svarbu? Svarbiau už visą kitą. Ir tik tai toje akimirkoje iš tikrųjų ir yra visas tavo gyvenimas. Ne ten, kur tu planavai kažką daryti, nepadarai. Bet šitoje akimirkoje yra viskas. Mes labai mėgstam kalbėti apie čia ir dabar. Būti čia ir dabar. Bet kiek žmonių realiai moka tai? Ar tu moki tai būti čia ir dabar? Kai nėra jokių minčių, nėra jokių jausmų, tu esi tiesiog šitame būties momente. Tai va. Ir aš supratau, kad, žinot, daugelis dalykų, kuriuos aš jau buvau, mokėjau, man buvo kaip norma, staiga jie atsiranda kitame lygmenyje. Ir tarsi aš laikyčiau egzaminą vėl. Tarsi egzaminą laikyčiau, praeidinėčiau tarsi tas pačias užduotis, bet kitoj klasėje.
Ir kai esi kitoj klasiai, iš tavęs reikalauja kitokio atsakymo, nors atsakymas ir toks pat. Iš tavęs reikalauja kitokio buvimo, negu to, kuris buvo anksčiau, ir kitokio veikimo iš kitos pozicijos vidinės. Ir šitas klausimas neišvengiamai iškils arba iškilo daugeliu žmonių, kurie eina dvasiniu keliu. Parodysiu kabutės. Nes šitas pasakymas iš tikrųjų jisai toksai labai abejotinas, labai toksai nuzulintas. Visi žmonės eina dvasiniu keliu, nėra tokių, kurie jo neitų. Tik tai visi skirtingam tame etape. Tai, bet tos klasės, jos egzistuoja. Jos yra vibracinės klasės. Ir kada mes jau nebegalim taip, kaip galėjom anksčiau, jaučiam, kad nebegalim. Bet vidu. Kaip? Kitaip mes dar nežinom. Nėra kito pasirinkimo. Arba tu darai inertiškai veiksmus, tuos, kuriuos moki daryti, ir kurie yra įspaudai iš praeities, bet tu jauti juos darydamas, kad tu meluoji, tu netikras esi. Ir tas melas, netikrumas, vėl kito lygmens. Regis tu jau išmokai būti tame tikrume ir paskui vėl iš tavęs prašo dar daugiau. Man būtų labai įdomu išgirsti iš jūsų, ar kas nors patirėt kažką tai panašaus. Ir tai, ką aš čia jums pasakoju, čia yra tik nuoširdus pokalbis, čia nėra jame jokių kažkokių tai užslėptų minčių. Aš labai norėjau tą būseną, tai suvokimais pasidalinti, nes daugelis žmonių bijo apie tai net pagalvoti. Nes nustoti daryti kažką tai, tai tolygų mirčiai daugeliu. Nes sustoti ir pasakyti, kad aš dabar tiesiog būsiu. Ir aš pasitikiu viskuo, kas vyksta. Aš pasitikiu to savo abejonę. Aš pasitikiu tuo nežinojimu. Aš pasitikiu tuo vedimu, kuris yra vedimas. Nes vidus, kuris sako, kad aš nenoriu kažko daryti, o tu vis tiek sakai, kad prisigalvoji kažkokių gražių pateisinimų, kodėl tu turi tai daryti. Tai jau yra rezonanso nebuvimas su savim, su aplinka, su ta erdve, kurioje tu esi, su kosmosu, žiūrėkim plačiau. Tai va čia toks mano kvietimas jūsų į tą tikrumą, į tą rezonansą su savo sąmonė, kuri visada žino, kas yra tikra jūsų. Ir tai net ne apie jokias intuicijas, tai yra apie ryšį, apie tą vidinį ryšį, tą kanalą, kuris mus sujungia su viskuo, kas yra aplinkui. Mes visada toj bambagyslėj, su to bambagyslėj priklijuoti prie Dievo. Ir visada mes gaunam viską, ko mums reikia. Bet va štai didžioji ta baimė, kad man kažko pritrūks, jinai neleidžia būti savim. O mes juk išeiname iš to trūkumo sąmonės. Todėl pati didžiausia drąsa yra tiesiog leisti savo būti tuo, ko esi dabar. Net jeigu tai yra visiškai negražiai ir netobulai atrodo. Tai mano toks ta pirmoji pasidalinimo dalis, o antroji tai yra labiau informacinė ir aš noriu tiesiog pasakyti, kad tiesiog, kad ir kaip man gaila būtų, bet aš šitoj grupiai daugiau tokių pasidalinimų nebedarysiu.
Taip, čia bus informacija, čia bus kažkokie anonsai, galbūt vienas kitas tekstas, bet aš aišku dalinsiuosi. Ir pagrindiniai mano kanalai, kur aš tai darysiu, tai bus kaip ir buvo, taip ir bus mano YouTube kanalas, vieša informacija, mano tinklaraištis www.rolandalu.lt, kur yra ir parduotuvė taip pat. Taip pat Instagramas, taip pat mano Facebook profilis su tam tikrom išlygom, bet uždarų grupių Facebook'e. Jų yra daug prikurta mano, bet aš nebenoriu juose tiesiog dalintis, būti noriu, bet tiesiog pajutau, kad ateina laikas, yra pradžia, yra pabaiga kažkokių tai veiksmų, kažkokių tai etapų. Ir sakau, aš tam brendau ilgai, nes nėra lengva paleisti tai, kas yra sukurta. Ir kad tai yra šioks toks prisirišimas prie jūsų. Kad aš galiu čia ateit, pakalbėti, pasidalinti. Ir kad nors kažkiek žmonių mane išgirsta, man tai labai svarbu ir aš tai labai vertinu. Ir aš esu jums labai dėkinga. Bet dabar jaučiu, kad ateina kitas etapas. Jis gal bus pereinamasis, bet aš nusprendžiau kurti bendruomenę ir pasirinkau sąmoningos kūrybos bendruomenę. Ir tai nebus atviri tokie, ne Facebook'e kanalai. Aš pasirinkau Contribui platformą, į kurią aš dėsiu visus savo webinarus, dalinsiuos tokiais savo suvokimais ir kursiu webinarus, dėsiu juos ten. Aišku, aš darysiu juos ir turbūt ir prieinamus ir kitiems žmonėms už kažkokius pinigus. Ir anonsuosiu tai, tačiau Contribui platformoje yra abonentinis mokestis ir žmonės, kurie ateis ten, jie gaus daugiau negu kad aš pažadu, taip visada būna. Ir ten aš dėsiu savo kursus, ir jie bus laisvai prieinami tiem žmonėm. Tai bus meditacijos, taip pat planuoju gyvus susitikimus. Aš suprantu, kad sukurti bendruomenę, kuri būtų gyva, aktyvi, įsitrauktų, reikia laiko. Bet nusprendžiau, kad aš investuosiu į tai savo laiką, savo energiją, kursiu naujus dalykus, dėsiu ten. Tai čia vienas momentas, naujas toksai. Kitas momentas, kad yra dalykai, programos, kurias aš esu sukūrus šiam momentui. Tai šiaip rytoj bus webinaras mano, kuriame kalbėsiu apie šito laikmečio niuansus tam tikrus. Apie tai, kaip kinta viskas aplinkui. Bet ne tai, ką šiandien kalbėjau, bet labiau plačiau, remdamasi savo tyrinėjimais. Kaip pasikeitė nuo 20 metų Šumano rezonansas, kaip magnetinės audros vyksta, ką tai reiškia. Tiesiog apibendrinsiu, kaip veikia reaguoja mūsų kūnas, kaip mes turėtumėm išmokti gyventi, kokie patys svarbiausi momentai yra šitame periode. Ir kiekvienam asmeniškai, ir globaliai. Labai noriu daug pakalbėti apie tai, kaip mūsų kūnai reaguoja į tai ir ką mes turime daryti, kad jaustumėmės gerai. Tai va, jeigu jūs norite, jeigu jums tai aktualu, apie tą pereinamąjį laikotarpį ir ko iš mūsų prašo kiekvieno atskirai šitas pasaulis, šitos aplinkybės,
kokios vertybės svarbiausios dabar yra. Tai galima ateiti tą webinarą pasiklausyti. Tas webinaras bus ir Contribui sistemos platformos prenumeratoriams nemokamai. O kas nori, gali ateiti už mokestį, kurį jie patys pasirenka. Taip visada dariau, kad ta sklaida būtų. Na ir esu sukūrusi dar vieną tokią programą. Labai stipriai jos neanonsuosiu. Jeigu atsiras kažkas, tai kas nori, tai labai džiaugčiausi, kad prisijungs. Tai ta programa yra, vadinasi, Šviesos koridorius. Ir jinai bus skirta 2 savaičių programa, skirta būtent vadinamajam tam užtemimų laikotarpiui. Bet iš tikrųjų man tai nėra užtemimų laikotarpis, tai yra man šviesos laikotarpis, kuris sujudina viską mūsų viduje, kad išeitų dalykai, kurie mums nebereikalingi. Ir tai labai lengva padaryti, dėl to šitas laikotarpis nepaprastai prasmingas. Ir jį galima panaudoti tai giliai ir greitai transformacijai, kada mes norim pereiti kažkokį kitą lygmenį. Ir ta programa vadinsis 2 savaičių meditacijų, rašymo, meditacijų ir skaičių kelionė. Kodėl pavadinimai tie 3 yra, 3 instrumentai? Kaip ir anksčiau minėjau, kažkurioje transliacijoje aš noriu panaudoti kvantinį rašymą kaip išlaisvinantį iš senų programų ir kartu pakilėjantį į kitą vibracinį dažnį mūsų esmę, ne asmenybę, bet esmę. Aišku, tame dalyvauja ir asmenybė. Mes taip pat joje esančius minusus verčiam į pliusus, jeigu esame sąmoningi žmonės. Ir todėl atsiranda skaičiai. Aš sujungiau dalykus, kurie yra mano gyvenime vertingi, prasmingi, kuriuos aš darau. Ir tai yra rašymas, kvantinis rašymas, mano autorinis metodas, kuris padeda pakilėti būseną, išvesti ir tuo pačiu palaikyti tą vibracinį dažnį, kurio mums dabar labai labai reikia. Ir meditacija, kuri sukuria tam tikrą atmosferą. Ir skaičiai, kurie parodo, kur mūsų skaičiai serga, o kurie yra sveiki. Ir jeigu yra sergantys skaičiai mūsų gimimo datoje, gimimo dienoje, pavyzdžiui, mes turim galimybę juos padaryti pliusais. Žinoma, tai yra ilgesnis darbas negu kad 2 savaitės, bet jau vien užčiuopti tai yra didžiulis laimėjimas ir padaryti pirmus žingsnius. Todėl šita programa yra skirta žmonėm, kurie nori lengvumo, šviesos daugiau. Aš pati tai darau ir darysiu. Jeigu jūs norit prisijungti, labai būsiu laiminga. Jeigu nenorit, irgi būsiu laiminga. Nes vis tiek aš tai darysiu. Tai jeigu jums tai įdomu, tai aš visokias nuorodas pridėsiu prie viso šito pasisakymo. Jūs galėsite tiesiog arba klausimus man užduoti, arba tiesiog parašyti man asmeniškai, jeigu jums įdomu. O šiandien aš turbūt jau ir norėsiu atsisveikinti. Primenu, kad aš niekur nedingstu. Tiesiog nesidalinsiu čia taip, kaip dalinausi. Nes dabar toks laikas, kai tikriausiai norisi labiau intymumo tokio. Norisi buvimo savo viduje. Norisi pasilaikyti kai ką sau ir kūrybai. O kas toliau bus, aš nežinau. Kaip ir jūs nežinot. Bet kokiu atveju aš jums linkiu
kad jūsų užtemimų laikotarpis nuo 14 dienos iki 29 dienos, kada tie užtemimų taškai yra, kad jis būtų šviesos laikotarpis, kad tai būtų šviesos koridorius, o ne užtemimų koridorius. Ir kviečiu rytoj ateiti pabūti kartu. Webinaro nuorodą rytojus taip pat įdėsiu. Tai ačiū visiems, kas klausė manęs. Ačiū, kad visi buvom kartu. Ir tikrai susitiksim, galbūt kitokiuose formatuose. Aš tikrai dėsiu informaciją, anonsuosiu, ką veikiu čia. O visi mano pasidalinimai keliauja į Contribui ir į atskirus webinarus. Tai tiek šiam vakarui. Ačiū, kad buvot kartu. Aš jūs myliu. Ir noriu, kad jūs kiekvienas atskirai ir visi kartu būtumėt laimingi žmonės. Kad gyventumėt gyvenimą. Kad jaustumėt, kad jūs jį gyvenat. Nes tai yra didžiulė dovana. Iki.